Sveiki visi! Šiame video jums parodysiu, kaip pasigaminti tokią apyrankę. Ji yra gaminama iš 3 spalvų. Ši apyrankė pagaminta iš mėlynos, geltonos ir rožinės spalvos, o kitą apyrankę gaminsiu iš žalios, baltos ir geltonos. Taip gumytę susidėjau todėl, kad žinočiau, kurią po ko spalvą dėti, kurią po kurios. Taigi pradėsime. Aš pinsiu su dideliam stakliam, pasidariusi štai taip 2 stulpelius. Imu žalią gumytę, ją apsuku ant vieno stulpelio 3 kartus. Tada imu baltą gumytę, sekančios spalvos, ir dedame štai taip. Ir sekančią gumytę dedu antrą kitos spalvos taip pat. Tada su kabliuku tą persuktą gumytę užtraukiame į centrą. Ir lieka mums balta ir geltona gumytė. Tada imu dar vieną geltoną gumytę, tai yra paskutinę, kurią dėjome, kur yra ant viršutinę gumytę. Dedame štai taip. Ir dabar iš šitos pusės vidurinėje gumytę užkabinu paprastai. O iš kitos pusės taip pat kabliuką persuku, patraukiu geltoną gumytę, ją prilaikau su pirštu, paimu baltą, perkeliu abidvi ir geltoną paleidžiu, o baltą užkabinu atgal. Tada imu pirmąją gumytę, ją uždedu ant viršaus. Vėl turime ant kiekvieno stulpelio po 3 gumytes. Tada iš šitos pusės imame vidurinę gumytę ir nukeliu paprastai, o šią užkabinu vidurinėje, patraukti, tai yra vidurinėje, kabinu paskutinėje, traukiu abidvi, paleidžiu tą, kur prilaikau pirštu ir užkabinu tą paskutinėje čia. Patraukiame žemyn. Dabar dedu antros spalvos gumytę. Ir mums gaunasi taip. Čia 2 baltos ir žalia, o čia yra balta, žalia ir geltona. Šitoje pusėje, kur 2 baltos, vidurinėje, perkeliu paprastai, o iš kito stulpelio žaliąją patraukiu, prilaikau pirštu, užkabinu geltoną, abidvi perkeliu ir geltoną grąžinu atgal.
Patraukiame žemyn. Tada imu paskutinę spalvą, dedu geltoną. Dabar iš kitos pusės man yra 2 geltonas. Į vidurinėje geltoną. Nukabinu paprastai, o čia vidurinėje patraukiu, užkabinu paskutinėje. Štai pradeda formuotis mūsų po truputėlį apyrankė. Dabar dedu žalią. Dabar iš šitos pusės 2 žalias vidurinėje nukeliu paprastai. O čia per geltoną patraukiu, prilaikau, žalią traukiu. Abi dvi perkeliu, geltoną paleidžiu, baltą užkabinu. Tada imu baltą. Dabar iš šitos pusės paprastai paleidžiu. Iš tos pusės vidurinėje. Prilaikau, paskutinėje užkabinu, abi dvi nukeliu, vieną paleidžiu, tą užkabinu. Taip. Dabar dedu geltoną. Iš šitos pusės vidurinį paleidžiu. Iš šitos vidurinėje patraukiu, apatinę užkabinu. Perkeliu abi dvi. Ir taip tęsiame toliau. Vėl imu žalią. Dedu žalią. Vidurinį. Paprastai. Čia prilaikau. Apatinėje traukiu. Nukeliu abi dvi ir apatinę grąžinu. Toliau imu baltą. Šitos pusės paprastai. Šitos vieną prilaikau. Apatinę ištraukiu, nukeliu apie dvi. Pabėgo apatinę man. Bet jau užkabinu. Nu štai, kaip formuojasi mūsų apyrankė. Ir taip gaminame iki tam tikro ilgio, kurio jums reikia. Ir štai, kai pagaminame tam tikro ilgio apyrankę,
Tada darome taip. Paskutinėje dar gumytę. O šią paprastai neprilaikant iš tos pusės, paimu žalią paskutinėje ir ją užtraukiame taip paprastai. O tas dvi likusias gumytes užkabinu ant sekančio stulpelio. Ir ant šių 4 galima dar patempti taip. Užkabinu segtuką. Štai gaunasi mūsų apyrankė. Ir čia, kuriame buvome susukę 3 kartus gumytę, ir tas užkabiname kitą segtuko galą ant tų 3 gumyčių. Jeigu lengvai neišeina, galite kabliuko pagalba pasitempti. Štai mūsų apyrankė. Jeigu jums patiko, spauskite patinka, rašykit komentarus, dalinkite su draugais ir laukite kitų video. Iki!